Apsauginės žaliuzės gali būti montuojamos ne vien ant komercinės paskirties pastatų langų. Žmonės, kurie nori didesnio saugumo jausmo, jas deda ir ant nuosavų namų. Apsauginės žaliuzės galima sumontuoti ant bet kurių langų, tai dažniausiai galbūt dedam ant pirmo aukšto langų. Tai liečia saugumo klausimą. Šiais laikais žmonės nori turėti didesnį saugumą, dėl to deda apsauginės žaliuzės. Apsauginės žaliuzės atlieka ne vieną apsauginę funkciją. Domus Lumina gamyboje naudojam aliuminį apsauginiams žaliuzėms. Tiek reipečios, tiek pats šarvas yra naudojamas iš aliuminio. Aliuminis šarvas yra užpildytas poliuretano putų užpildu. Tai duoda geresnės garso izoliacinės savybės, šilumos izoliacinės savybės. Tokio tipo žaliuzės yra dažomos milteliniu būdu. Tokiu būdu dažai lieka visam laikui, neblunka ir nekeičia atspalvio, o pačių spalvų pasirinkimas didelis. Domus Lumina turi labai plačią spalvų paletę apsauginiams žaliuzėms. Visos pagrindinės langų spalvos turi atitikmenį apsauginių žaliuzių spalvų paletėje. Konkrečiai šitame objekte yra sudėtos antracito, labai populiarios spalvos žaliuzės. Dedant tokias žaliuzės yra galimybė pasirinkti į kliūtis reaguojantį variklį. Laikui bėgant, namas šiek tiek juda, ypač naujos statybos, vaikščioja ir varikliai reaguoja į tai. Po tam tikro laikotarpio langui susėdus, žaliuzė gali nenusileisti iki apačios arba susileisti per daug. Variklis reaguoja, kas 10 ciklų, jisai pasigauna per naują galinę padėtį ir jis atsistato į reikiamą padėtį. Galima rinktis iš dviejų apsauginių žaliuzių sistemų tipų – atviros arba uždaros sistemos. Uždaros sistemos nuo atvirų skiriasi tuo, kad jas galima paslėpti sienoje statybų metu, o tai suteikia geresnį eksterjero vaizdą.